Laidą pristato Auksinė mintis. Mūsų gyvenimas po vestuvių primena miražą dykumoje. Rūmai, palmės, kupranugariai, guodžiasi dvi draugės. Visų pirma dingsta rūmai, paskui palmės ir galų gale lieki su vienu kupranugariu. Plačiau miestelio naujienas aptars Palytikių klubas. Gerbiamoji kolegė, mūsų plaukikas Urbanas vėliai kelia sparnus. Eik, tai kurgi dabar Anas skris, tai yra plauks? Oi, nepatikėsite, kolegė, bet jis patraukė į Afriką. Nu čia dabar, kai jau Europą nebėra kas veikti, nebėra kur plaukti, jau Afrikan reikėjo persikeltą, ne? Na, yra ką veikti Europoje, bet šį kartą ultratriatlonininkas Vidmantas Urbanas kraunasi lagaminus paskutiniai akcijos Vanduo tai gyvybė kelioniai į šalimi muziejumi vadinamą Etiopiją. Nu tai vėl pinigų vyriausybė davė paplaukimui, ne? Deja, naujoji valdžia pinigų nebedavė. Aplinkos ministerija susilaikė nuo paramos skyrimo. Nu taigi čia dabar aišku, mesgi su Afrika nieko bendra neturim, va tai į Briuselio upeliuose būtų plaukyti susirvošys, tai tada gautų pinigų, o dabar tik pamanyk Afrika, iki mums nieko nesako, mes netgi nežinom net kuriai pusėje nuo mūsų yra. Taigi, bet jis va planuoja Rytų Afrikos aukštikalnėse tyvuliuojantį 75 km ilgio ir maždaug tokio paties pločio Tano ežerą perplaukti. Sako, prireiks maždaug 20 valandų. Eik tu sau, 20 valandų tai labai daug, kolegė, ne? Žinoma, kolegė, tai bus ilgiausias iki šiol jo šturmuotas ežeras. 54 metų sportininkas yra įveikęs 60 km Titicaca Pietų Amerikoje, 26 km Yellowstone Šiaurės Amerikoje, 46 km plytinį Baikalą Rusijoje bei 28 km didįjį ežerą Tasmanijoje. Kiek tu čia viską išvardijai. Taip, na bet tai nieko baisaus palyginus su pikantiškomis detalėmis. Ir kokiam kita čia pikantiškam detalėm, na? Taigi, tos pikantiškos detalės yra afrikietiškos. Pasirodo, Urbanas planuoja nakvoti saloje esančiame vyrų vienuolyne. Tačiau po Afriką lydėsintis vietinės kelionių agentūros darbuotojai dar nežino, kur teks migdyti Urbano komandos moteris. Mat, dailiosios lyties atstovėms įkelti koją į vyrų vienuolyną griežtai draudžiama. Tad sportininkas svarsto, kad nuolatiniams jo palydovėms, sutuoktiniai Ritai ir gydytojai Panevėžietei Irenai Brokaitei veikiausiai teks ilsėtis laive. Nu kas čia per džentelmeniškumas? Klausyk, gal ten vienuolynį laukia koks gražuolių masažas? Gal jis tik čia taip sako, kad negalima moterim ten įžengti, a? Na nemanau. Visgi plaukt važiuoja, o ne nuotykių ieškot. O be to po Afriką Urbaną lydės ne tik palaikymo komanda, bet ir ginkluoti apsauginiai. O prie afrikietiško maisto nepratusių turistų skrandžiais rūpinsis asmeninis virėjas. Pasak plaukiko, tokias sąlygas iškėlė europiečiams kelionę per egzotišką žemyną organizuojanti vietinė turizmo agentūra. Nu, matai, man kažkodėl vėl įtarimų kelia tai, kad tai bus virėjas, o ne virėja. Bet kam kita ginkluota komanda? Jie tai irgi susidanti iš vyriukų, ne iš mergaičių. Kaip tai kam? Tu nežinai? Anksčiau afrikiečiai iš rankų nepaleisdavo lanko rietės, o dabar net vaikai tampo kalašnikovus. Kelionės organizatoriai perspėjo, kad be apsauginių nė žingsnio nežengtų. Gresia būti ne tik apiplėštiems, bet netgi ir pagrobtiems. Eik tu sau, tai kamgi jam tie pavojai reikalingi čia ant senatvės? Kokie pavojai? Tai juk egzotika. O kaip sakoma, kas nerizikuoja, negeria šampano. O be to, panevėžiečiai planuoja apsilankyti 8 vietinių gentyse. Jų moterys išsiskiria spalvingų karolių ir apyrankių gausa. Nešioja keistas molio šukuoseną su begalė kasyčių. Jos pasipuošusios į lūpas įvertomis vinimis ir ar dubenėliais, puikuojasi išmuštais apatiniais dantimis, randuotais kūnais ir karoliais. Na, jie didžiuotis išmuštais dantimis, tai čia nėra ko, bet pas mus kaimas irgi yra moteriškių, kurias gali tuo didžiuotis, niekiek nebejoju. Nepertikit, prašau, nereikia.
O štai vyrai Afrikoje vaikšto nuogi ir ryškiomis spalvomis išsidažę savo kūnus. Nu ir egzotika, tipo, nieko negaliu aš pasakyti. Įdomu ir tai, kad ten dažnoje gentyje moterys beveik visą laiką gyvena vienos. Vyrai iš ganyklų į kaimą sugrįžta tik pratęsti giminės. Ach, giminės pratęs grįžta, ne? Tu matai, kaip gražiai pavadino, kas užeigėlės ganyklam, nu matai, kokie afrikiečiai. Nu tai tikėkime, kad ir mūsų Urbanas sugrįž Lietuvon sėkmingai ir ne tik pratęs giminį, bet ir savo plaukimus. Žinoma sugrįž, nes jis planuoja perplaukti kelis kartus nesėkmingai šturmuotą Lamanšo sąsiaurį. Nu tada viskas gerai, palinkėsim sėkmės mūsų Vidmantai ir lauksim sugrįžtant. Lamanšą šturmuoti.